Šiandien dirbtinis intelektas tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Jis sparčiai plečiasi. Ir viena iš labiausiai perspektyvių specialybių yra dirbtinio intelekto užklausų formuotojai. Šis specialistas kuria užklausas dirbtiniam intelektui tam, kad specializuota užklausa galėtų būti kuo tikslesnė ir geriausiai duotų rezultatus. Didėjantį šios srities paklausa rodo, kad užklausų specialistų specialybė yra labai vertinama ir jų reikia vis daugiau ir daugiau. Dirbtinio intelekto užklausų specialistas rengia užduotis dirbtinio intelekto paieškos sistemoms, kad kuo įmanoma tiksliau būtų galima pritaikyti atsakymus įvairioms pramonės šakoms. Įdomiausia tai, kad šiame darbe nereikia turėti programavimo įgūdžių. Svarbiausia, kad užklausų specialistai gebėtų logiškai, aiškiai ir konkrečiai formuoti užduotis dirbtinio intelekto sistemoms. Užklausų formavimo specialisto darbas turi daug privalumų. Na, kad ir atlyginimas, kadangi poreikis yra didelis, o specialistų kol kas nėra labai daug, Lietuvoje mes galime gauti nuo 5 iki 7 tūkstančių eurų per mėnesį, būdami šiuo specialistu. Šis darbas perspektyvus dar ir tuo, kad kasmet žadamas augimas po 30% užklausų formavimo specialistų. Jų poreikis auga kasmet. Tai reiškia, kad yra didelės karjeros augimo galimybės, stabilios pajamos, konkurencingas darbas. Na, o dabar norėtume trumpai papasakoti, kokie įgūdžiai reikalingi norint tapti dirbtinio intelekto užklausų formuotoju, kokie įgūdžiai yra svarbiausi, kokie jie reikalingi. Būtina suprasti, kaip dirbtinis intelektas, turinio generatoriai interpretuoja ir logiškai supranta jūsų užklausą. Reikia pateikti kaip įmanoma tikslesnes, logiškas ir optimizuotas užklausas turinio generatoriui. Taip pat reikalingas ir kūrybiškumas. Tam, kad galėtume pateikti kuo įvairesnius, kuo įdomesnius ir kuo platesniai pramonės šakoms pritaikytas užklausas, turime mokėti kūrybiškai žiūrėti į užduotis. Darbas dirbtinio intelekto srityje nuolatos reikalauja tobulėjimo, prisitaikymo prie naujų sričių. Tad nusiteikite mokytis visą gyvenimą. Dirbtinio intelekto užklausų formavimas – tai technologijų ir kūrybiškumo sintezė. Jeigu ieškote perspektyvios profesijos, esate kūrybiškas, norite dirbti su dirbtiniu intelektu, ši specialybė kaip tik yra jums.